Lina, tai va, stovykla baigėsi, šiandien paskutinė diena, žydi visą švydį, su suknele, su įdegiu ir šypsena. Kaip tau šita stovykla, tavo lūkesčiai, tavo patirtys, tavo viskas, ką tu gavai viduje, išorėje, nežinau, per kūną, per smegenis ėjo, ar ne? Kaip tu jautiesi ir ką davė tau šita stovykla? Pirmą noriu padėkoti, ačiū tau, Kristina, kad tu pasiūlei prisijungti prie stovyklas ir galėjau savo keliautojus pasimti kartu, tai buvo tikrai smagu labai. Ir stovykla aš savo rūpiu. Mes visą laiką tas 8 dienas taip ir gyvename, kad aš savo rūpiu, niekas niekur nespaudžia. Pamirštam, nenuveinam, tiek to, jau pamiršom. Tai tokį jautėm iš tikrųjų atsipalaidavimą, tai kaip viduje atsipalaiduoja, tai viskas išorė atsispindi. Ir kad mes be galvos, tai čia iškart supratome, tai tikrai, Kristina, tau irgi, kad mums pakartoti reikia daug kartų tą patį, mes atostogauti atvažiavome, tu kaip ir suprantai, relaks. Tai kokia mano potyriai, tikrai man nėra naujienas stovyklas, tokio pobūdžio nesu buvus, bet aš tikėjausi, žinojau, kur važiuoju, ką veiksiu, ta prasme, bent jau su vidumi, daugiau aš visą dirbu iš tikrųjų su vidumi, nors mes mėgstam galvoti ir į priekį, kaip tu sakai, mūsų stovykla labai tokia jautri ir tokia apie ateitį galvoti, tai aš va tą ir paantrinsiu, kad tikrai mes labai daug galvojam apie ateitį, tai labai buvo sunku nusikelti į dabartį. Tai va tas ir yra, kad tu gauni aplamai stovyklas, tai yra apie potyrį, apie laisvę, ne tik vidinę, bet ir išorinę. Man labai yra svarbu žmonių bendrystės. Kiekvienoje stovykloje vis susikūrė kiti žmonės, nes žmonės būtent tie atvažiuoja, energetinis ryšys tada labai stiprus tampa, va kaip ir pasakė, šeima. Net per kūną aš ir pasaina, tai ta šeima man tai visą laiką buvo labai svarbi, nes paties iš labai didelės šeimos ir kodėl aš visą laiką važiuoju, keliauju, ne tik su savo keliautais, bet ir kitur atostogauju vien todėl, kad stovyklas tai ypatingai praturtina, nes tie maži ratai žmonių, jie labai, va, kaip vienas kitą papildo, nes tu vienas niekada nieko taip nepatirsi, tiesiog net mintise negali pasvajoti, nes keliausi su ir viena ir lyginu, visą laiką mėgstu palyginti ne su kitais, bet save su savimi. Tai aš už tą potyrį, kuri labai esu patenkinta ir visam kolektyvui, tai labai smagu ir aš žinau, kad mes dar bendrausime ir toliau ir mes dar susitiksime. O kas tau čia įsimintiniausia buvo? Kokios patirtys? Man įsimintiniausia, šiaip tai aš galėčiau apibendrinti, man šiaip tai viskas įsimintina, aš viską susidėjau tokį kaip puzlę, viską po gabaliuką, man viskas įsimintina, tik tai aš labiau save per stovyklą atpažinau savo maištingą, pavyzdžiui, vaiką. Kaip pagauni, kad tu maištauji ir pati bandai po to nueiti į tą suaugusį ir daryti iš to suaugusio vaiko. Tai man va tas įsimintiniausia, kad tu daugiau kiekvieną kartą stovyklas po truputėlį tu atrandi save labiau, tai visiems pažinti save, tai visiems dėl to rekomenduoju dažniau keliauti, dažniau ypač į stovyklas, būriuotis, kurtis bendrystės ryšyje ir jūs pamatysite, kiek daug atrasite.